Tai va, dabar galim pakalbėti apie propelerius. Šitas buvo įdėtas prie viso kito, 6 ant 4 matot. 6 yra ilgis ir 4 yra jo, nežinau, va šitas vat, atakos kampas, ar kaip čia pavadinti. Nes yra įvairių, pavyzdžiui, šiandien vat, turiu kitą tokį oranžinį 6 ant 3. Tai vat, kur yra 6 ant 3, jie yra identiški savo ilgiu, bet šitas matosi, oranžinis yra žymiai nuožulnesnis, jo mažesnis atakos kampas, jis toks mažiau oro kabina. Po to, pavyzdžiui, šitas jau didesnis yra visai 7 ant 5. Tai va, šitas tiek ilgių, tiek atakos kampų stipriai skiriasi ir tiek netgi sukimosi kryptimi, kaip matote, čia skiriasi. Jo, kaip dabar uždėti tą propelerį, nes yra skirtingų būdų juos uždėti. Visą laiką reikia dėti, kad skaičiai ir raidės būtų nukreipti į keliavimo kryptį. Tai jeigu ant priekio šitas propeleris dėtųsi lėktuvo, tai jį reikėtų dėti va taip, nes keliauja taip. Jeigu ant galo, pavyzdžiui, kaip yra šitam, tas vadinasi pusher propas, tai čia lygiai tas pas matot, raidės yra į keliavimo kryptį, tai yra į tą pusę. Jeigu čia būtų puleris, tai šitas lygiai taip pat turėtų būti perkeltas į priekį, negeičiant jo krypties. Tai va, kai dabar išsiaiškinti, kurią kryptį sukasi pats propeleris, tai matosi va tokie užlenkimai, tai jie bus, propeleris sukasi va tai, palei to užlenkimų kampą. Šitas, kuris pridėtas bus, suktųsi taip. Šitas, jau matot, yra kitoks. Imu visus, kur raidės yra šitoj pusėj. Pavyzdžiui, čia yra čia raidės viršui ir čia raidės viršui, bet matos, kad jų sukimosi kryptis yra skirtinga. Vienas sukasi į tą, kitas sukasi į tą. Pagal tai žiūrim, ar propeleris uždėtas teisingai ar neteisingai. Nes neteisingai uždėtas, tarkim taip uždėtas, tas propeleris bus tiesiog mažiau traukos generuos ir žymiai didesnį garsą. Tai šitos dalykus pasitikrinam prieš pradedant skristi. Ir apie propelerius būtų tiek.